Skulptorius iš Jungtinių Amerikos valstijų dažnai žurnalistų vadinamas plieno žmogumi. Šį kartą jis taip pat liko ištikimas savo ir iš 3,5 tonos plieno sukūrė skulptūrą, pavadintą Europos skulptūra. Lankstaus metalo struktūra sumontuota iš daugybės taisyklingos formos narelių, o sutvirtinta net 2000 varžtų. 2002 metais Europos parke statomas objektas priminė bokštą, tačiau vėliau buvo pargriautas, siekiant paneigti metalo kaip ypač tvirtos medžiagos mitą. Bet neapsigaukite, keistai deformuota plieninė konstrukcija, sukurianti nestabilumo įspūdį, išties yra tvirta. Dar vienas kūrinio autoriaus bruožas – sugebėjimas savo objektus paversti labiau lyriškomis struktūromis, nei architektūros paminklais. Vartai. Šią skulptūrą kūrė menininkai iš Lietuvos ir Jungtinių Amerikos valstijų. Autorių teigimu, vartai simbolizuoja žmonių, tautų savitarpio santykius, ryšį su dievybe bei visata. Skulptūra pagaminta iš kalkakmenio ir nerūdėjančio plieno. Ant abiejų kolonų iškalti žodžiai, kuriuos parinko patys menininkai. Vienas anglų kalba, kitas lietuvių. Vladas Kančiauskas parinko tokį tekstą. Aš baltas mylimoji, aš kreida, galbūt kadaise jūra buvus, kur paukščiai taškais ir žuvys ir sukalkėjo kažkada. Aš kaip kreidinis periodas ir many, kaip akmenyje, įspaudė žymę kiautai seni. Praskyrus akmenis ranka gaive, tu ant manęs pabalusio, skaityk, myliu tave. Kažkada Airijoje viename kaimelėje buvo auginami poniai. Žmonės juos labai mylėjo, tačiau vieną rytą pabudę pamatė, jog visi poniai išžudyti. Kaltininkas taip ir nebuvo rastas. Norėdamas priminti mažus arkliukus, menininkas sukūrė metalinę grakštaus arklio skulptūrą. Beje, keista skulptūros spalva atsirado ne dėl gamtos poveikio metalui. Tai buvo daroma specialiai, siekiant sukurti tinkamą nuotaiką. Na, o pajudinus ratą pasigirsta liūdnas girgždėjimas, primenantis raudą.